5 minutės sudėti taškus. Ir viskas bus. Nu, čia mano asmeninė nuomonė. Ne, be abejo, žinoma, aš taip ir sakau, kad mums reikia visiems, mes ir neturim taip patirties, gal kažkur klystam, gal kažką tai netaip darom, bet susijęs pasišnekėti, pastabas įvertinti, kad mes visi galime klysti ir klystame. Nepadarant taip, kad reikėtų padaryti. Galbūt ir daugiau tų klaidų buvo, aš nežinau, dabar, kol dar nepradėjom valiavoti, gal vyrai ką nors pasakys, kad kokių klaidų, kur, sakykime, kad ir techninių klaidų, sakykime, gal kur nors prie tvarkos, prie mašinų, prie šičia, prie juostos, nežinau, visur. Viena klaidikė, ką aš pastebėjau, tai jau kur buvai paminavojęs, tai kad žmonės suvaldyti, nebuvo ten kaip valdyti jų. Nes nebuvo pilotai atskirti nuo žmonių. Ir ten vien sąjungų, kodėl aš negalėjau. Ant kaklo turėtų sėdėliukai būti. Būti įsisprendėm automatiškai. Visada prieš tą šventę susirinkti, susidomą. Tu klausyk, esi atsakingas už tą, tu esi už tą, tu savo burkis komandą ir darysi. Kiekvienam atsakomybė. Šiaip viskas aukštam lygiai, žiauriai aukštam lygiai. Tiek biškai truko mažas šnekėjimas, tiek mažai reikia. Taip, Vytai, tas aš irgi pajutau, supranti, nes aš paskutinę savaitę buvau kursuose. Man tai rūpėjo darbas. Aš iš patirties, kai darytum, atsimeni. Taip. Mes kaip Keturračių šventės ir organizuodavom konkrečiai.